Sveikos mergelės, jums metai prasideda puikiai ir tikrai gera pradžia pusę darbo. Jūs vienas iš tų ženklų, kuriem tikrai sausis bus ypatingai malonus. Ir aš manau, kad jūs nuo sausio 1 dienų jau pradėsite kažką dirbti, daryti, siekti, grįžti savo rutiną, kurioje labai gerai prasisuksit ir būsite įvertinti, pastebėti. Galbūt nuo sausio mėnesio 1 dienų jau bus pakelta jūsų alga ar kažkokiu tai būdu sugebėsite daugiau uždirbti pinigų. Ir tai yra labai gera žinia jums, nes finansinė padėtis turėtų būti geresnė negu pernai. Čia bendrai, jeigu įmant, o reiškia didžiąją prasme, tai mes matome, kad jūs turėsite labai įdomią tokią, reiškia, įžvalgą, kažkokią tai nuojautą, kurios dėka jūs ir pasieksite tokių aukštų rezultatų. Ir jau šią savaitę, todėl labai sekite, ką jūs sapnuojate, ką jūs mintijate, kokios idėjos ateina. Būtinai reikia užsirašyti ir jeigu ne dėl sapnų, tai turėkite sąsiuvinėlį prie lovos ir pamėginkite užsirašyti viską, ką sapnuosite kažkur iki 16 sausio. Tai va tai būtinai turėkite omeny. Taip pat yra labai palankus laikas ir fiziniam krūviui. Tai jeigu esate žmonės, kurie dirbate, judate ir jums labai aktualu fizinis krūvis ir nauda iš to, ar tai treneriai esate, ar sportininkai, ar šiaip, kažkas su tuo susiję, tai irgi nusimato puikus metas. Taigi, brangios mergelės, su artėjančiais naujais metais, su nauja laime ir būkit sveiki, laimingi, turtingi, gyvenkime taikoje. Taigi, iki kitos savaitės, ate.